Sveiki visi, kuo arčiau pavasaris įsigilėja, tuo daugiau saulutės mes matom. Taip kad vėl vyksta pasiruošimas vasarai, žiema jau apleidžia po truputį savo pozicijas. Artėja pavasaris, artėja vasara, tas laikas, kada bus galima panaudoti tolimo metimo plūdes. Taip kad truputį parodysiu taip, kaip aš ruošiu stacionarias tolimo metimo plūdes, kas tai yra per daiktas, kokios jos yra. Šiai dienai, turbūt pernai metais, pavyko nusipirkti štai va tokias plūdeles. Apačia yra chemija, viršui yra anglies pluoštas susuktas, iš to pačio daro ir meškerės, visas principė meškerės iš to pačio anglies pluošto daro. Ir labai daug keičiamų antenėlių. Tai čia turbūt pati jautriausia. Aišku, su ją toli neužmesim, nepažvėjosim. Čia distancija apie 23-24 metrai tik tais įmanoma žvejoti ir matyti. Toliau antenėlės tokios prapjautos. Ką duoda tas įpjovimas? Neduoda jokios keliamosios galios. Jos yra tuščiaviduris, vanduo papuola į vidų ir jos neturi jokios keliamosios galios. Tai jau šitą plūdelę mes matysim tarp 25-30 metrų galima bus žvejoti, bus išlint ir bus labai jautri, jeigu nėra jokio tempimo, jeigu nėra jokio didelio vėjo, kad švinukas ar kabliukas kabinantis už dugno jos neskandintų. Tai čia labai yra svarbus momentas, nes jeigu yra tempimas ar didelis bangavimas ir plūdelė neša, ją vienaip ar kitaip skandins. Tada yra tokios antenos. Jos yra tuščia viduris, bet jau uždarytus, jų keliamoji galia yra truputį didesnė negu šitų. Tai su ta jau gali būti truputį didesnis tempimas ar vėjelis didesnis, mes ją geriau ir matysim. Taipogi mes ją ir matysim tolimesniai distancijoje geriau. Toliau yra antenas štai tokios. Jos irgi užsideda, gaunasi pilna viduris, jau tokios grubesnės. Jau mes mažų žuvyčių kibimo nebelabai matysim. Jau didesnių tik tai žuvų. Nebent jos labai aktyvios yra, bet jos jau matysis jau ir 30 metrų distancijoje kuo puikiausiai. Yra dar antenos tokios, jų labai didelė keliamoji galia, tai su šitom antenom jau galima žvejoti prie lengvos srovės, prie didesnio vėjo su tom plūdim, jų jau nebenardins. Jeigu mes padarėm, kad švinukus nuleidžiam ant dugno, tokiu atveju mums jau jos nebekliudys. Netems, neskandins plūdis. Taip kad štai visas antenėlės, kurios naudojamos su tom plūdėm. Aišku, aš pasirenku pačią jautriausią. Visą laiką galiu jas pakeisti žvejybos metu, varžybų metu. Visą laiką galiu jas pakeisti, jos visą laiką po ranka. Tai čia tas plūdeles parodysiu, kaip paruošti, bet yra begalė kitokių formų, yra begalė kitokių modelių plūdžių. Yra pavyzdžiui plūdės 14 gramų, yra 16 gramų, va čia bus Prestono 20 gramų plūdės. Taipogi viršui plastikas, apačioje arba chemija, arba balza. Yra jos tikrai ir skrenda gerai, tik tiek, kad jos yra tokiai daugiau grubiai žvejybai. Jos nėra tokiai delikačiai, karpiam, karosam, karšiam, ten, kur žuvis aktyvi, truputį grubesnei žvejybai. Yra seno modelio plūdės, kur yra
povo plunksna įdėta. Tai jau čia šitos plūdelis jau turbūt kokį 20 metų senumo. Šitokių plūdžių jau nelabai kas ir gamina, visi naudoja plastiką, ištobulinę iš gamybos plastiką, taip kad iš plunksnos jau nebedaro. Čia 100% yra balza įdėta, taip kad jau čia belė kiek kartų lakuota ir taip toliau. Yra dar su plonesniu karbonu plūdelės, lygiai tos pačios 3+12. Taip kad jų yra visokių, bet praeitais metais atradom šitas plūdelės. Teko Lietuvoje žvejoti su jom nemažai. Teko pamatyti, kaip pasaulio čempionate gaud. Man atrodo, Slovakijai buvo pasaulio čempionatas. Tai principė 50% visų dalyvių gaudė su šitom plūdelėm. Taigi, kaip aš jas ruošiu? Čia yra vienas momentas, šiai minutiai darau visas plūdelės. Jų gramatūra skiriasi, pradedant 8 gramais ir turbūt baigiant 18 gramų, kas 2 gramai. Ir visur aš esu užrašęs plus 1,01 gramų. Ką tai reiškia? To aš jums viską nuo pat pradžių parodysiu. Tam, kad tas plūdelės išbalansuoti prie tokio, pasiruošiu namuose labai mažą suktuką, kurį naudoju pavadėlį ant pagrindinio valo. Kaip visą sistemą ruošiu, teks pakentėti, pakol prasidės atviras vanduo žvejybos. Šitam korpusui man yra reikalingas labai storas kembrikas, kurį pirmoje eilėje uždedu ant valo. Tada pririšu suktuką. Pririšam suktuką. Ir 1,01 gramų. Va čia yra švinukų komplektas, kur vienas švinukas sveria 0,365 gramų. Ir aš juos 3 dedu ant valo. Dedant tolimo metimo meškeriai, stacionariai plūdai ar nestacionariai, negali būti švinukai užspausti, suglausti vienas su kitu. Jie turi būti išskirti. Jie turi būti išskirti. Jeigu jie yra krūvoj, va, tarp jų yra po 2 mm tarpeliai. Vėl nuo situacijos, nuo žvejybos, tuos švinukus galima išdėstyti labai skirtingai, taip kaip žuvis reaguoja, vienaip ar kitaip. Mažiukas suktukas atliks kibimo rodymo funkciją, jeigu tai yra, aišku, jeigu tai yra plona antena. Visi kiti švinukai yra pagalbiniai, numesti, paskandinti sistemą, mes juos galim padaryti, kad tik tai suktukas bus virš dugno ar pavadėlis virš dugno. Visus tos švinukus galima sustumti į vieną krūvą daug aukščiau. Čia yra begalė daug variantų, kai bus jau atviras vanduo, bus galima žvejoti. Visus šitus dalykus aš jau parodysiu pačioj žvejybai. Taipogi su tom plūdėm galima žvejoti ir upėse, ir visur kitur. Ir upėse, ir ežeruose, aišku, upėj tik tais ten, kur yra nedidelė srovė,
labai labai maža srubė, kur jinai tikrai nėra didelė. Taip, va, imam 14 gramų plūdę, dedam galą. Uždedam anteną. Balansuoti reikėtų su ta pačia ploniausia antena, kuri būna komplekte. Čia labai paprasta. Dabar nerodysiu, kaip prakišt žvejybos metu su tuo, bet uždedam paprastą kembriką ir dedam į kolbą, žiūrim, kiek mums šičia trūksta. Va. Viso labo pusę plūdės. Ką mes darom? Nusukam. Ir mes turim pasiruošę va tokius svorius, kurie dedasi prie plūdės. Mums trūksta tikrai labai daug. Imam pačius storiausius 3. Uždedam plūdę ir žiūrim, ką mūsų balansas rodo. Dar trūksta. Dar 2 didelės. Va dabar mes turim, matot, išlindę va tiek va antenos. Bet mes nerasim nei vienos svorio dadėt, kuris svorius būtų mum išbalansuotų gerai plūdę. Ką mes darom? Imam va šitą švininį svorį. Imam šveičiamą popierių ir kantriai šveičiam. Šveičiam, dedam. Ir dar truputį reikia pašveisti. Labai nedaug, truputį dar reikia pašveisti. Nu va, dabar turim idealiai padarytą. Va, vos juoduliukas yra. Dar dasidės kabliukas. Ir mes turim idealiai išbalansuotą plūdę. Dabar, jeigu mes nuimam šitą anteną oro sąlygom pasikeitus ir uždedam bet kokią kitą anteną, kad mes labiau matytume dar kažką tai. Jeigu nesimatot pagal distanciją. Idealiai, matot? Idealiai. Kitą anteną imam. Idealiai. Tai va. Mes turim ant meškerės štai tokią sistemą, kur galim visą šitus dalykus parodysiu per pačias žvejybas.
nusiema šitą plūdę 1,1 gramų, čia yra 14 gramų keliamoji galia šitos plūdės. Ir tokiu atveju aš paruošęs lygiai tas pats 1,1 gramų, 1,1 plus gramų, 8 gramų keliamąją galę, aš įdedu plūdę ir pas mane viskas vėl lygiai taip pat. Ta pačia pakeičiu plūdę, galiu imti ir 8, 16, kad ir 18 gramų išbalansuota plūdė, vyksta lygiai tas pats. Tai reiškia, pakilus vėjai, pasikeitus oro sąlygom, aš galiu pakeisti plūdę, galiu padaryti metimą, matyti tuos pačius kibimus, nes jeigu ramus vėjas mums užtenka numesti, nutransportuoti plūdę 8 gramų, pakilus vėjai mums reikia ir 10, ir 12, ir 14 gramų, tokiu atveju mes turim ar kitą įrankį, ar dar šiuo atveju tai užtrunka 5 sekundės, 10 sekundžių, perdedam plūdę ir ją transportuojam su masalu į kitą vietą. Dar ką norėčiau parodyti, kaip remontuoti šitas plūdės, ką su jom daryti, jeigu yra įtrūkimų. Visos tos plūdės irgi yra neilgamžius, dabar nerandu, radau. Parodysiu, kaip patvarkyti, taip galima sutvarkyti visas plūdės. Dar aš jų lakuoti nenoriu, jos dar nėra tiek naudotus, jos vis tiek pabūna ant saulės, metam, apsidaužo, apsibaladoja ir taip toliau. Turėtumėt matyti, čia va kur baltos juostelės yra įtrūkosi plūdė. Tai kaip jas greitai sutvarkyti? Reikės klijų, čia yra greitai džiūstantis klijai ir kas patogiausiai, aš pasiemu dantų krapštuką, kurį paskui negaila išmesti. Įmerkiam į klijus ir per tą trūkusią vietą su klijais pravedam į tą patį griuvelį, kur yra trūkę. Bent toks yra Vengrijoje plūdžių gamintojas Dina, tai jisai mums patarė neskubėti pult lakuoti, neskubėti kažką tai daryti, sako, jūs pamatėt mikro įtrūkimą, paprasčiausiai reikia su superklijais pravesti, užklijuoti, kad plūdė nesigertų vandens. Kitu atveju mes galėsim su tą plūdę pažiūrėti 15-20 minučių, pradės gerti vandenį, jinai pradės skęsti. Ir vėl tada turėsim nemalonumų, kur reikės eiti tvarkyti, nes dar šitų plūdžių lakuoti mums kaip ir nereikia. Va, užtepim klijus ir tą plūdelę kažkur tais trumpam pastatom aukštyn kojom, įdedam, kad pradžiūtų. Tai va, tiek pasiruošimų su stacionariom tolimo metimo plūdėm, kur be abejo ir upiai galima žvejoti, ir stovinčiam vandenį, ir kanalai, ir ežerai, aišku, ežeruose, ten, kur yra karščių, iš vis yra didelis smagumas žiūrėti, kaip tos plūdės pakyla į viršų. Ten, kur yra karpiai, galima žvejoti. Tikrai bus ne viena laida, tuo labiau, kad Lietuvos plūdinės žūklės čempionatas vyks pirmi 2 etapai, stovintis vanduo, kur, manau, prireiks naudoti tolimo metimo meškeres. Laukia toks ežeras Pravalas, kur karpinės ežeras, kur greičiausiai reikės tolimo metimo meškeriam gaudyti karpius. Tai tikrai bus smagu ir manau, kad ne vieną video jūs matysite šiais metais apie tolimo metimo meškeres. Kaip Rolfas slėpė mazgelį su izoliacija, kaip tik į akis krito klipsas. Ar nebūtų problema tą mazgelį ant klipso palikti? Ne, jokiais būdais. Negalima ant klipso palikti mazgelių. Mes užimam klipsą ir jisai neatliks klipso funkcijos, nušukinės valas. Tarp kitko, pats klipsas, daugelis dar žvejų nežino, kaip teisingai uždėti valą ant klipso,
Parodysiu balandžio 1 dienom, jau būsiu Italijoje treniruotėse, tai parodysiu, kaip teisingai uždėti valą ant klipso, tam, kad mes jį greitai numestume, jeigu mes turim kibimą didelės žuvies. To daryti negalima jokiais būdais, nes mes užimam klipsą ir jis neatliks pilnai klipso funkcijos. Sveiki, o kaip suvinioti teisingai valant ekonominių ryčių, kurios neturi antro identiško būgnelio? Ačiū. Čia nieko nepadėsi, ekonominės klasės rytis, jų ir būgnelių giliai labai dideli, ten telpa labai daug valo. Tokiu atveju reikia turėti bent dar 2 ekonomis ar vieną papildomą rytę kažkokią, kur mes galėtume pervinioti tą valą. Čia jau sudėtinga. Sveiki, pintas valas geras smulkiai linams, karšiams ir ar spalva įtakoja ir pintą valą imti 8 gijų. Spalva, manau, tikrai neįtakoja, nėra jokio skirtumo, ar jisai margas, ar jisai žalsvas, ar ko, aš nemanau, kad jisai įtakoja. Teisingai, pintas valas yra smulkiai žuviai, bet nedideliai žuviai. Jau dideliai žuviai tokiu atveju turim naudoti ar fidergamą, ar šoką ryžti ilgesnį. Visus tos dalykus truputį daugiau papasakosiu balandžio 1 dienom. Kodėl naudoju 8 gijų pintą valą? Dėl to, kai jisai yra daug tylesnis, daug ilgamžiškesnis ir truputį stipresnis. Man svarbiausia yra valo savybė skendimas, nes stovinčiam vandenį ne visi pinti valai labai greitai skęsta. O man labai yra svarbus skendimas. Tai šiais metais įsigijau naujų valų, kuriuos noriu pats prabandyti, kurie rašo, kad yra skęstantis, tai truputį vėliau daugiau papasakosiu apie juos. Labas, norėčiau sužinoti, kokią plūdę naudoti, gaudant 80 metrų gylyje, gaudant iš valties. Ačiū. Tai šiuo atveju plūdė jum tiktų šita. Visos va šitos plūdės, kurias jūs matot, jum visos jos tiktų. Tik tai slider tipo. Rodžiau šiandien jum, kaip padaryti stacionarą. Nežinau, artimiausiu metu parodysiu laidelę, kaip padaryti slider tipo plūdę. Tai va šitos plūdės jum tikrai tiktų, gylis ten gali būti tikrai bet koks ir 10, ir 12, ir nesvarbu kiek metrų gylio. Labai įdomu, bet kai pradedančiajam truputį norėtųsi detaliau, kokią funkciją atlieka ta girlianda. Čia, kaip suprantu, šitos sistemos botui bus skirtos naudojimui. Tos sistemos yra skirtos ne botui, tos sistemos buvo skirtos sudurtiniai meškeriai, taip vadinamam štekeriui. Prašyt parodyti aukšlinę. Parodysiu, kam yra skirta ta girlianda. Čia yra surišta sistema aukšliniai meškeriai. Aukšlė yra tokia žuvis, kuri, tai pavadinkim, paviršinė piranija. Parodysiu, kam reikalinga. O čia yra aukšliai surišta sistema. Va tai yra girlianda. Ne? Plūdelė yra 0,4 gramo, yra uždėti 5 švinukai. Nu, tai čia pavadinkim taip, yra idealu. Kodėl tie 5 švinukai? Jeigu mes uždėsim viso labo vieną didelį švinuką, kada mes metam į vandenį, kada krenta visa sistema, pas mus gaunasi per mažas tarpas tarp pavadėlio ir pagrindinio valo. Tokiu atveju yra tikimybė, kad jisai užsimes. Įsivaizduokit, mes musikuojam pastoviai su botu, ne, mums turi nesusipinti. Tai kada greitai agresyviai gaudom aukšlės, tai darom pavadėlis kabliukas, yra 15 cm pavadėlis ir yra girlianda. Tokiu atveju mums reikalingas greitis, bet negali pintis. Vieno švinuko negali būti, tam yra reikalinga girlianda. Kada žuvis labiau nori plaukiančio masalo ir kada nėra daug aukšlis, nėra jinai agresyvi, mes to švinukus galim išskirti. Galim padaryti vieną švinuką šičia, kitus suskirti. Kartais reikalingas jiem sklendimas, jeigu mes nerandam, kokiam aukštyje yra ta aukšlė. Nes mes turim visą laiką žaisti, gaudyti agresyvią aukšlę. Taip pat mes galim
gaudydami aukšlę, rūšiuoti jos dydį nuo to, kokiam gylyje mes ją gaudom. Nes aukšlė yra dažnu atveju mažesnė aukščiau, stambesnė yra žemiau. Tai tokiu atveju mes ją skirtingam gylį, reguliuodami aukštį, mes skirtingam aukštį galim gaudyti tą žuvį. Tai va ta girlianda yra reikalinga tam, kad mes išvengtume susinarpliojimo. Kodėl tiek daug švinukų? Kodėl tokie atstumai? Kodėl visi švinukai vieno dydžio ir būtent 9? Ar žvejyboje neslankiojate švinukų? Jei taip, ar pažeidžia ar nepažeidžia valo? Esu matęs, kad su replėmis suspaudžia atkarpą valo 2-3 cm, tada užspaudo švinuką, pratempia pro tą atkarpą suspaustų valų. Tuomet švinukai sistemoje nepaleidžia valo, slankiojant juos pirmin atgal. Norėtųsi per video daugiau informacijos, kas, kaip, kodėl daroma, ką tai keičia ir panašiai. Kilo klausimų dėl švinukų. Tai va parodysiu, kas ir kodėl yra. Kas yra svarbiausiai pagauti žuvį? Žuviai yra svarbiausia pati masalo prezentacija. Taip kaip mes tą masalą pateikiam pačiai žuviai. Dėl to yra dedami švinukai. Išdėstomi, kad būtų prezentacija. Ne? Jeigu mes pridedam daug švinukų, gaunasi besileidžianti sistema. Tokiu atveju yra natūralus masalo pateikimas. Mesgi viliojam žuvį. Ne? Mesgi dažnu atveju turim kabliuką, turim masalą, mesgi negalim uždėti 10 cm pavadėlį, vieną didelę švynų blombą ir tikėtis, kad mes taip kažką mes pagausim. Bet tai bus neefektyvu. Pavyzdžiui, šičia yra uždėti švinukai, ant šitos sistemos yra uždėti 12 numerio. Bet mes šitoj sistemui turim plūdelę su metalinė antena. Kas dar yra svarbu, kokio dydžio švinukas? 12 numerio švinukas mum šitos plūdės, kaip pavyzdys, jeigu žuvis pakelia tą švinuką nuo dugno, mum išlis 1/3 šitos plūdės korpuso. Tai yra, jūs įsivaizduokit, 1/3. Šita plūdė yra 3 cm, tai apie 2 cm mes pamatysim žuvies kabliuko ir švinuko pajudinimą, mes matysim atsaką ant plūdės. Tai švinukas yra renkamas ne tik prezentacijai, bet ir kad mes tą pamatytume ant pačios plūdės. Švinukų išdėstymas, tai va, mes čia turim išdėstymą, čia yra pagrindinis valas 0,12 ir švinukų išdėstymas 15, 10, 5, 5. Tai va, mes turim čia 12 numerio švinuką 15, 10, 5, 5 iki pagrindinės girliandos. Įmetus gražiai įleidus sistemą į vandenį, reiškia, pirmi švinukai nusileis į tam tikrą gylį, kiek mums leis plūdė, visi kiti švinukai po truputį leisis žemyn. Mes tikimės jau kibimo ant besileidžiančios sistemos. Jeigu mes matom, kad žuvis kimba ant dugno, mes tada galim sustumdyti tuos švinukus. Kažkas komentaruose yra rašęs, kad paspaudžia valą ir tada prastumė švinukus. Vienas iš mūsų klubo narys, Povilas, tai bandė daryti, bet tie švinukai praranda savo stabilumą ant valo. Tie švinukai pradeda lakstyti nuo to, kaip mes intensyviai gaudom žuvį. Žuvis šukinėja, tampo valą. Kitas dar vienas yra labai svarbus momentas, pats monovalas yra labai tamprus. Jeigu mes neteisingai užspaudžiam švinuką, valą patempus, švinukas pradeda pats vaikščioti per tą valą, jisai pradeda lakstyti. Pagaunam žuvį ir tuos švinukus mes turim, tai mes jau vėl gaištam laiką, bereikalingai dirbam. Taip kad švinukų išdėstymas yra reikalingas pagrindiniai 2 dalykai. Masalo prezentacijai, antras dalykas, tam, kad mes ant plūdės gautume atsaką nuo to švinuko. Tai jeigu mes užsidėsim storą anteną, jeigu mes užsidėsim kaip pavyzdys tokią anteną,
plūdę turėsim su tokia antena storumu, čia yra apie kokį 2,5 mm anteną, ir užsidėsim 9 numerio švinuką, tai ten turės mums visą girliandą patempti švinukų, tam, kad mes pamatytume atsaką šitai plūdei. Lygiai taip pat, jeigu mes šitai plūdei uždėsim švinuką 0,3 gramo, žuvis paėmusi kabliuką, jinai pajus tą švinuką, jinai spjaus tą kabliuką. Ypač didelė žuvis. Taip, kad turi būti balansas masalo pateikimo, antenos ir švinukų, mes turim rasti balansą. Taip nėra paprasta sėkmingai žūklėj, kad ypač varžybose, kad ir pačiam parodysiu, tai nėra taip paprasta, kad pasirinkau bet kokią plūdę, uždėjau bet kokį švinuką. Tam yra balansas, tam yra atsakymai, kodėl mes naudojam vieną, kodėl mes naudojam kitą. Tai jeigu su metaliniam šitom antenom sudėti droperiai švinukai 12 numerio, tai čia va yra storesnė antena, čia yra stiklo pluošto antena. Čia uždėtas yra švinukas 11 numerio. Čia yra dar truputį storesnė antena. Šita sistema yra skirta upiai, ten truputį reikia grubesnės sistemos. Tai šitoj vietoj yra uždėtas švinukas 9 numerio, kad mes gautume atsaką. Taip kad ir šitoj vietoj dar yra plūdė 2,5 gramo. Tai vėl duoda savo atsaką žuvies prisilietimo prie kabliuko. Tai vėl duoda savo dėl plūdės grubumo, reikia žiūrėti dar ir kokią plūdė grubumą. Visas tas smulkiau detalės papasakosiu per pačias žvejybas. Kiek leis gamta, kada leis žvejoti, tai truputį dar daugiau papasakosiu apie pačias prezentacijas, apie pačią žvejybą. Akivaizdžiai parodysiu, koks tai yra didelis skirtumas. Ši laida išeis pirmadienį, kaip visada, bet trečiadienį laukite ekstra vienos laidos, kur turėtų būti pristatoma Lietuvos poledinės rinktinė, kur planuojam kitą pirmadienį jau išskristi į Švediją į pasaulio čempionatą. Taip kad trečiadienį turėtų pasirodyti dar viena papildoma laidelė, turėčiau pristatyti visą Lietuvos poledinės žūklės rinktinę, kuri 16 dieną išskrenda į Švediją į pasaulio čempionatą, kuris vyks kovo 28-29 dienomis. Taip kad ačiū visiems už dėmesį ir visi susimatysim trečiadienį su ekstra laidelė.